Sveiki, mėlyjeji. Taigi kalbam apie pasniką, kadangi tai yra mūsų vienas iš sveikatos galimybių, neinvestuojant į vaistus ir kažkokias procedūras. Na, bet pirmiausia, prašau, palaikykite mus spausdami YouTube prenumeratą ir aišku patiktukus. Ir kas norite asmeninių konsultacijų, rašykite asmeninę žinutę į Messengerį. Taigi pasnikas, ar tai tik religija, ar tai yra būtinybė? Na, tikrai klysta tie žmonės, kurie galvoja, kad tai yra susiję tik su religija. Aišku, visos religijos be išimties reikalauja pasnikų reguliarių ir viena ar kita forma. Na, pavyzdžiui, Ramadanas 30 dienų, kad nevalgyti ir negerti nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo. Panašiai yra ekadašai ten, kai nevalgo ir negeria moteris, bet jos ten intencija susigalvoja, kad vyrui sektųsi, tai čia yra irgi įdomu. Na, mes aišku prieš Velykas ir Kalėdas visą tai darome, reiškia iškrovos periodai yra, kol dar neprasidėjo didieji darbai ir tai mes kažkaip aukojame tą savo pasniką ar Kristaus prisikėlimui ar gimimui. Taigi nesvarbu, kokia intencija yra mūsų pasniko, svarbiausia, kad tai puikiai veikia mūsų sveikatą, organizmą, atjaunina, išvalo ir neleidžia sirgti. Todėl iš tikrųjų kažkokia prasme tie, kurie fanatiškai tiki, kad dievulis nubaus, jeigu nepasnikausi, yra teisūs, kadangi nepasnikausi, reiškia neturėsi geros sveikatos, o kai nėra sveikatos, tai yra, bėdelė, nes rytiečių patarlė sako, kad sveikas žmogus nori tūkstančių, milijonų dalykų, o ligotas vienintelio sveikatos. Taigi, mėlieji, visus labai rekomenduoju papasnikauti ir aišku pasistengkite netgi papasnikauti, jeigu išeina ir sausai, arba negerti per daug vandens, arba, pavyzdžiui, nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo kelis kartus per savaitę papasnikaukite, pavyzdžiui, 2 kartus pagal mūsų religiją, reiškia krikščioniškąją, papasnikaukite sausai. Nes tai duos žymiai didesnį impulsą jūsų organizmo išvalymui. Ir žinokite, kad sausas pasnikas nėra tai, kad tu be grietinės valgai ar tenais be riebaliuko ar be pieno produktų. Čia yra vėjai. Pasnikas tai yra, kai tu visiškai nevalgai, todėl, kad tu save sąmoningai suvaldai, neleidi savo valgyti, o ne todėl, kad, aišku, tu badauji, nes neturi ką valgyti. Tai yra sąmoningas maisto atsisakymas, o sausas pasnikas, kai dar nevartoji ir vandens. Dabar, aišku, visa tai yra užmiršta, iškreipta ir, aišku, mes tą pasniką kažkaip keistai labai priimam. Na, dabar tas iki Velykinis 40 dienų savęs suvaržymas tikrai turėtų būti, bet sakau, geriau, kai kurie sako, man sunku ten laikytis kiekvieną dieną, gerai, bet 2 kartus per savaitę pamėginkit nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo, nevalgyti ir negerti. Ir pažiūrėsite po mėnesio, koks tai bus rezultatas. Pavyzdžiui, Gaudentas kiekvieną pirmadienį šventai, reiškia, nevalgo ir negeria, bet jis parą nevalgo ir negeria. Aš tai, pavyzdžiui, nemeluosiu, aš negaliu šito, man būtinas vanduo yra, nes mano polinkis yra į tirštą kraują, tai aš tiesiog sausas pasnikas, aš galiu ten 12 valandų negerti, bet taip tai, ne kiekvienas gali. Todėl sakau, prisiderinkit, kaip jums yra patogu, nes patys matote, kokia yra pasaulinė situacija, mūsų niekas nebegydo, tik parduoda vaistus ir procedūras. Todėl, jeigu norite būti sveiki, įpraskite ne tik prieš religinės šventės, bet ir šiaip papasnikauti, save apriboti. Antra nauda, nepaprastai stipri, tai yra valios ugdymas. O kai jūsų valia yra stipri, jūsų mintis yra stipri ir jūs visada gaunate, tada materializuojate tiesiog tai, apie ką jūs svajojate. Taigi, mėlieji, gražaus, prasmingo pasniko, būkite sveiki ir laimingi ir palaikykite mus. Ačiū, ate.